Vienu žodžiu, Kauno zoologijos sodas gavo dovanų gorilą. Patelę. Nu, viskas gerai, visi laimingi, viskas labai puiku. Ir staiga pradėjo keistai elgtis. Po kokių poros mėnesių, ten blaškosi, vienu žodžiu, balaganas visiškas, neįmanoma rodyti lankytojo. Nu, kame reiklas, kviečia veterinorius, viskas paprasta, sako, patino jai reikia. Dyrikas, ta prasme, patino, iš kur aš to tą patiną gausiu? Artimiausias patinas ten už 1000 kilometrų. Čia kol atskraidins, čia tokie pinigai, Jėzus, mes nepatemsim, tokie. Nieko nežinau, kol negaus patino, nenusiramins. Viskas. Visi sėdė galvoja, Jėzus, man, ką daryti, taigi reikia tą patiną, taip vienas taip žiūri per langą, o ten kiemsargis. Jeronimas vaikšto, toks, vienu žodžiu. Sako, direktoriau, žiūrėkit, Jeronimas. Ir ką Jeronimas? Suprantat, šiaip tarp mūsų kalbant, jam vienodai, ką gert ir ką, ta prasme, jam žinokit, 100 metų, visi žino, jam gal, pavyzdžiui, pinigų pasiūlyt, ir gal jis kažkaip tai, Dyrikas pagalvojo, jo, čia prieš įstatymą, bet gerai, visi laisvi, pakvieskit man tą kiemsargį. Ateina, klausyk, sako, noriu čia tokį pasiūlymą duot, sako, žiūrėk, žinai mūsų gorilę. Žinau. Klausyk, nenori jos, kaip sakant, pats supranti, negi gorilė, tu vyras, kad, vienu žodžiu, 300 eurų ir, kiek? 300? Galima pagalvoti. Jo, bet gerai būtų, kad neilgai kažkaip. Sako, duokit man 15 minučių. Išėjo, parūkė, grįžo. Žiūrėkit, aš kaip ir pasirašau, bet kadangi, aš tokių pinigų neturiu, tai ar galima kažkaip išsimokėtinai?